Kas čia? Lietuvos televizija, ketvirtadienis, improvizacijų šou. Pagauk kampą! Autobuso stotelėje sėdi vienišas pilietis, prie jo prieėjęs kitas pilietis, išveda jį iš kantrybės ir pirmajam piliečiui tenka palikti savo sėdimą vietą, lieka tas, kuris moka išvesti iš kantrybės. Pasižiūrėkime, kaipgi vyksta viskas ir kaip keičiasi įvykiai. Atsiprašau, gal žinot, kiek valandų? Oi, neturiu aš laikrodžio. Neuždirbu tiek, kad laikrodį įsigyčiau. O pas jūs tai va, koks kostiumas gražus, o. Ir kokios sagos blizgančios. O batai tai turbūt kokie 500 litų kainavo, ne? Na, kažkur. A, ir kvepia, tai kvepalai kokie, oi, vien kvepalai, tai aš galėčiau visą mėnesį gyventi už tuos pinigus, kuris kvepalus nusipirkote, ne? Aš buržuoju dabar priviso. A, ir nagai švarus turbūt darbą nematėt. A, ne? Ne, šiaip aš dirbu, kontorai dirbu. Ir dantis blizga, viskas sudėliota. O pas mane va 5 tik likę. Oi. Anksčiau Lietuvoje taip nebuvo. Dabar tai va turtuoliai, va tie, kurie dirba, tai nieko. O tie, kurie turtingi, tai va viską tik tai niekina tokius kaip mes, a ne? Atsisėdęs va užėmęs visą pusę kėdės. O jau aš sėdžiu ten kraštelio, tai nieko gerai, ne? Aha. Ir tyliai neatsako nieko, ne? Neturit ką pasakyti, neturit? Neturit ką pasakyti. Išsikvėpinės kvepaliukas. Ir ko čia dabar taip piktai žiūrite mane? Ką, nepatinku smirdžiu? A ne? Va, galiu dar padaryti. Aha, bėga. Ir bėg į savo Ameriką. Gal aš pėsčias nueisiu. Va taip. Rusas? Iš kur žinot? Kas čia? Pokštai? O gal ir ne pokštai? Labą dieną. Sumaištis Lietuvai. Siaubas. Kada įsikapstysim, neaišku. Jūs už Paksą ar už Seimo laikinąją komisiją? Aš intymius klausimus neatsakinėju. Neatsakinėja intymius. Kas čia intymaus? Kas čia intymiaus? Jūs galite pasakyti taip ar ne? Už ar ne? Už ar ne? Už ar ne? Taip ar ne? Lietuva suskaldyta. Tai jūs už ką? Nu jūsų koks reikalas? Kaip tai koks reikalas? Man įdomu. Visiems žmonėms įdomu, visi apie tai kalba. Jūs koks reikalas, intymus klausimai. Aš už ką? Taip, jūs už ką? Aš prieš Paksą. Prieš? O kur kokie įrodymai? Ką? Ar turite įrodymų kokių nors? Visi prieš! Net nežinau, ką visi prieš! Dabar aktoriai veiksmo metu turės pasikeisti emocijomis, kurias mes jiems tuoj pat pasiūlysime. Pasakykite man 2 visiškai skirtingas emocinės būklės. Isterika ir meilė. Gerai, tegu tai būna taip. Iš pradžių aktoriai veiks
vienas mylintis, kitas isteriškas, po to jie pasikeis vietomis. Pažiūrėkime, kasgi įvyks. Rimantė ir Audrius. Kur jie yra? Kur? Vaikų darželiai, bažnyčiai. Kapinėse. Kur? Garaže. Zoologijos sode. Gerai, zoologijos sode. Ateik, Aldutė. Eikš. Pažiūrėk. Eikš. Aš kilnuoju pastovi, ką man daryti, ko eiti, prieiti, tai prie to narvo man eiti, tai prie to narvo man eiti, tai kažkokias bežionės idiotės žiūrėti, kuri ten nepanašės iš viso. Ką man įdomu, kaip tu bežionė, laksto. Nežiūrėk į mane tu tai. Kaip tu žavingai atrodo. Neaiškink man, kaip aš atrodo. Na vis tiek. Pats vis tiek, tu pažiūrėk. Sėdis išėjęs. Bet koks. Sėdi ramūras, tik jisai drėbės, jisai. Kaip tu namuose pastovi. Prie televizoriaus tik va ir guli. Gražu. Ko žiūri? Ko žiūri mane? Aš tas gyvūnas, tai buvo. Ko tu čia reiki? Ką? Tu man rėksi visą gyvenimą? Ko tu čia reiki? Kur žadu einam? Visur tu reiki? Eik ir atsiprašyk bežionės! Eik ir atsiprašyk bežionės! Eik, aš tą pasakiau! Tu man ir zoologijos sode taip elgsies! Nebeįmanoma su tavim! Bučiuok stipriau! Va taip! Viskas, ką jau čia dabar susileidai! Nu va! Vėl su kitu susidėjo! Na ir kaip? Saldu. Geriau už mane! Žymiai. Tai ir lik čia su ja! Sudie beždžionė visą laiką taip galvoju. Šį vakarą sudainuosime bliuzą, tačiau tai bus kiek kitoks bliuzas, negu girdėjome anksčiau. Naujas bliuzas, kuriam mums reikia pavadinimo. Voverė. Pamirškime zoologijos sodą. Žvėryno jau nebėra. Nemušk manęs, gerai. Parkas vakare. Vaikštom dviese mes visada. Tiek metų mes gyvenom kartu, Kad išskirti būtų, man tikrai labai graudu. Štai suoliukas, prisėskime čia mes abu. Išsitraukim sumuštinį. o kodėl? Dėl sumuštinio tu mane muši. O kodėl? Dėl sumuštinio tu mane muši. Nes tu suvalgai visada daugiau. Visada pasirenki gabaliuką, kur skaniau. Ir paėmus sūrio gabalą tu meti. Nemušk manęs dėl sumuštis. Tu nemušk manęs dėl sumuštinio.
dėl sumuštinio nemušk manęs. Nemušk manęs, dėl sumuštinio nemušk manęs. Nemušk manęs, dėl sumuštinio nemušk manęs. Nemušk manęs, dėl sumuštinio. Tu nemušk manęs, būk geras, Kągi, dabar matysime įžymybių vakarėlį. Mums tai reikia sužinoti, kokios pasaulinio garso įžymybės renkasi į šį vakarėlį. Taigi, Michaelas Jacksonas gerai. Michaelas Jacksonas bus... Palaukit. Michaelas Jacksonas bus... Andrius Šumacheris. Gerai. Audrius yra Michaelis Šumacheris. Rimantei. Rimantė Džordana Butkutė. Gerai. Taigi, dar kartelį tyliai. Džordana Butkutė. Šumacheris. Michaelas Jacksonas. Turime žvaigždės, kurios ateina į svečius į vakarėlį pas įžymų Lietuvos artistą. Pasitikime studijoje Saulių Siparį. Labas vakaras, Sauliau. Taigi, Saulius Siparis, žinomas Lietuvos aktorius, kino ir teatro aktorius. Sauliau, mes uždavėm šiokias tokias žaidimų taisyklės. Mes sugalvojame sąlygas, taisyklės. Tau tai reikės atspėti, kokios įžymybės susirinko į tavo rengiamą vakarėlį. Ir tiesiog, kai jau tu atpažinsi, kas yra kas, įvardinti ir pavadinti bent jau tą žmogų, kaip tu įsivaizduoji. Puikiai, manau. Kągi, Sauliau, taigi tu ruoši vakarėlį ir tavo vakarėlyje lankosi įžymų žmonės. Pažiūrėkime. O matka boska. Labas, Sauliau. O Madonna. Ačiū Fantastika, tau, kad užėkit, taip prašom. mane vadini. Viešpatie 100 metų nemačiau. Ir man labai smagu tave matyti. Bet kaip atrodot puikiai, sėsiu, prašom. Ačiū. Ką Ne, gal gersit? aš nesėdėsiu, gal yra Ką kokių gersit? indų suplauti. Ne, nereikia indų suplauti, geriau įkalkim, ko norėsit. Užsiausius kaip norėsiu. A, norėtum, gerai. Septynės duo. Gerai. Kiek? Na, Stiklinytė, gerai? Pradžiai 100. Su sultim ar be? Be, nieko. Be, prašau. Paskui aš viską sutvarkysiu, gerai? Na tai, tavo sveikata. Aš jau įkaliau, ką tik, bet dar galiu, gerai. Pasidarys dar palašelį. Kaip tau sekasi, Dievo, tikrai? Nu, tu žinai puikiai. Tikrai? Jo, Man tai šiaip sau. O kas nutiko? Aš, žinai, lik ir buvau vienu metu iškilus, bet dabar... Kur iškilus? Nu, kur, nu, kad žmonės žinojo mane, žinojo, dabar vėl kažkaip Nu ką vėl? nutilau. Betgi žmonės žino, argi ne? Nu, žino, bet, žinai, jau iš blogosios vėl pusės grįžta. O kas atsitiko? Jėzus, gerai, ir aš tada taip pat. O tai gal yra kaip variantą, kaip vėl iškilt. Na, pavyzdžiui, apsinuoginti dabar yra labai madinga. Nu, tai kur aš, Jėzus, Nu, kodėl ne visai nieko? ir Atsiprašau, kažkas atėjo vėl, apeisim staliuką. O, fine, prašom. Prašom. Kas yra? Šampano. O! Gal čia satyk ant stalo, galingai tokia. A gal geriau ant žemės geriau? Gal ant žemės. Gal ant žemės. Ne, bet tai gal net kimšim dabar iš karto, gerai, sveiki. Sveiki, kaip automobilis? Mano? Tavo? Puikiai paseno jau šiek tiek, aš gal patrauksiu tą visą puslę. Iš čia gerai, palaukit, va čia perkalsime tą pusę, nes šitą Na, nepasakyčiau, kad jau čia... Viešpatie, kas yra, ponė, atsistokim truputėlį, atsisėskit dabar čia. Mano automobilis nieko, dabar ką gersim? Šampano šito ne, gal ko nors degtinytės įpilsim? Šampano reikia gerti. Reikia? Tokią progą. Nukišom tada. Kokia proga, berniukai? O kokia proga tarp kitų? Suprantat? Vim. Yra proga. Kas yra? Sveiki visi. Žinau! Visi sveiki. Žinau.
Vaikų nėra čia? Ne, vaikų yra, šiek tiek. Žinai? Jau žinau viską. Tai visą. Dabar jeigu nepataikysiu, tai sakykit, bet tai yra Jacksonas Maklas, ja? Nu, čia dar nieko nežinau, pasidėkim tą. O čia dar nieko nežinau, pasidėkim. Ja, Zibinduga. Kas? Prisiminiau savo tautiečius ir prisiminiau, kad galit mums padainuot gal kažką, tai jei... Galiu, bet jums tikrai įdomu, kad bus... Mačiau jūs žurnale. Matėt? Iš gerosios ar iš blogosios pusės? Iš visų. Iš visų. Padainuosit. Iški užneša degtinės, iški išgėriau. Vienas namuose, tu darai, ką nori, vienas namuose. Šardana butkutė, ja? Nu, lieka paskui, lieka paskui. Ką? Tai įsivaizduok. Du atspėjau jau, a? Nu? Kaip viskas buvo. Nauja. Raudona. Ja, nu, važiuojam. Nu, važiuojam. Nu, dabar tai nevažiuojam, bet kaip buvo viskas, noriu papasakoti. A, nu, davai. Kur tas šampanas ir visa kita. Supratau. Ja, Zibindugud, ja. Ja, Volkswagen, Ferrari, ja. Scholdagen, ja. Tai kaip buvo? Iš kur tas šampanas ir iš kur aš čia Lietuvoj? Ich verstehe nicht. Nicht verstehen, nicht? Nicht, ja. Schön, das ist wunderbar. Aš pagalvoju. Robin 70, ja? 21 Uhr 74. Aš visi jūs vykdat, ne? Ja, schön, wunderbar. Das ist ja. Oh, das ist ein großer Tief. Nein. Schlaft. Aš pagalvoju, Mika Hatkinas buvo atvažiavęs Lietuvą, ar ne? Kuo man neapsilankyt? Po savo seną gerą draugą. Oi, nu jau parsidavė. Žinai, madam, atkišam šitą. Atkišam dabar šitą. Dabar jau pats laikas atkiš šitą. Suk šitą ratą. Nu, darom. Ir dabar keliam. Keliam, jo. Ir... Šumater! Ja? Diedas, meno žmogų šitaip, nu. Sauliau. Taigi aplodismentai dar kartą. Tai yra išties sunku, tačiau manau, kad mūsų dovana gali būti tik tai šypsenos, meilė, draugystė ir niekas kitas kaip Lietuvos ryto prenumerata. Tai yra kiekvieną rytą tave jau žadins nebe žmona, nebe kavos puodukas ir nebe Erlickas, o Lietuvos rytas, aišku. Lietuvos ryto prenumerata, Sauliui. Ačiū dar kartą, Sauliau. Improvizuotoje istorijoje ligonis ir gydytojas. Veiksmas, aišku, vyksta kažkokioje ligoninėje. Pradės Arūnas. Improvizuota istorija. Labą dieną. Na ir kaip? Naujasis protezas? Nesilanksto. Nesilanksto? Ne. Atsisėskite. Jūs, jeigu tik turite problemų, jūs iš karto... Na, sėskitės. Jeigu tik turite problemų, ašgi sakiau, mielas mano pacientė Adolfai, iš karto pas mane, ar ne? Aš jums siūliau šitą protezą. Žiūrėkite, aš jūs moku. Šis protezas, šitoj vietoj, matote, yra varžtelis. Taip. Pasukat, nu. Aha. Palaukit, nu Dieve, negi aš būsiu supainius varšteliu. Taigi jūs dėjote čia kažkokią mikroschemą, kuri reguliuoja, tai aš nesuprantu. O kartais būna net Nu tai supraskite! Nu va! Ką jūs galvojate, aš šitaip ir vaikščiosiu? Nu bet gal vis tiek tai patogiau, bent jau kojos lankstosi, o ta ranka laikos ir laikos. Kojos lankstosi? Taip, įsivaizduokit. Aš ateinu į darbą, taip. Sveiki, bendradarbiai! Kaip firmos vadovas, tai ką aš galiu padaryti, ką?
kaip firmos vadovų tas labai tinka, tik jūs biški taip į šalį, o taip rodykit, o lyg grasintumėt, parepetuojam. Grasinat. Grasinu? Aš jums parodysiu. Nu, palaukit, perdarysim, gal mes tada tą mikroschemą. Na ką, palenkit? O, man atrodo, šitai paliekam. Aš einu namo. Kaubojų sapno improvizacijai mums reikalinga žiūrovė. Kaubojų sapno improvizacijoje... Evelina. Evelina iš kur? Iš Alytaus. Iš Alytaus. Evelina iš Alytaus. Evelina, papasakok man apie savo draugus, apie savo draugą. Turit draugą? Ne? Evelina, pasakyk, koks jisai turėtų būti tavo svajonių. Protingas, gražus. Gražus. Stilingas. Stilingas. Romantiškas. Romantiškas. Protingas, gražus, stilingas, romantiškas. Galbūt galėtum pasakyti kažkokią tai tokią šiek tiek bjauroką, sakykime, lengvai savybę, kurią tu galėtum atleisti jam. Nu, sakykime, ar jis ten kramtytų nagus, reiškia, ar jis ten krapštytų ausį. Šitai tai gali būt, gali kramtyti nagus. Gali kramtyti nagus, ar ten ausį pakrapštytų, nes ir tu kartais varamtai. Labai gerai. Taip pat ir pamatysi šitą vaizdelį, kaip tu pati susitinki su savo svajonių jaunikiu Vilniaus centre. Aš net neklausiu, kas norėtum, kad tave vaidintų. Tai bus Rimantė. O svajonių jaunikį galėtum išsirinkti ir pati. Andrius. Taip, taigi Andrius vaidins Evelinos svajonių jaunikį. Evelina kol kas prisės, gali likti su Skrybėlaitė. Prašau. Mano miela Evelina. Mano miela Evelina. Mes nueisime į kiną. Nusipirksime mes čipsų. Labas, Evelina. Labas, Giedriau. Iš kur tu žinai, kad aš labiausiai mėgstu tulpes? Aš sapnavau. Sapnavau tave tulpių pievoje. Tu lakstei padraikais plaukais. Nuoga. Po tulpių pievą ir tulpės, būtent tokios geltonos tulpės ir tu lakstai. Ir aš irgi atbėgu. Nusimetu savo stilingus drabužius. Man dar nėra 18. Tai čia tik sapnas. Tai ką veiksim? Aš ilgai galvojau, ką čia tokio sugalvot, tokio, kur tave pakviest. Ir nusprendžiau, žinai, kur pakviest? Kur? Žinai. Nieko originalas nesugalvojau, į kiną. Į kiną. Į kiną? Į kiną. Einam į kiną. Einam. Einam. Va. Į kokią einam? O kokius tu mėgsti labiausiai? Aš tai mėgstu apie meilę. Ir aš. Gerai. 30 sekundžių pabaigti istoriją. Tai va. Atsiprašau. Sėsk. Prasidėjo. Žiūrėk, ten bučiuojasi. Kaip smarkiai bučiuojasi. Bet jinai tai mirs. Gal galit leisti žiūrėkti?
Nors tau ir nėra 18, bet einam lakstyti po pievą geriau. Aš žinau, kur gera pieva, pagirių šiltnamiuose. Evelina iš Alytaus ką tik matė savo tariamą pasimatymą. Ar įtikino tave tavo svajonių jaunikis? Ne. O Kobojaus sapno parduotuvių tinklas Lietuvoje dovanoja tau štai tokį dovanų čekį. 100 litų vertės dovanų čekis, už jį tu galėsi apsipirkti Kobojaus sapno parduotuvėse. Ačiū labai. Čia buvo Evelina. Gyveno kartą klebonas. Jis turėjo šeimininkę, kuri niekada nevykdė jo prašymų ir įsakymų. Dėl ko ir dėl kokios priežasties netrukus ir pamatysime. Taigi klebonas ir jo šeimininkė. Brangioji mano, išplauk bažnyčią. Negaliu, kunigėli. Kodėl? Taigi jūs vakar surinkote visus skudurus ir rengėtės taip įdomiai vakare. Karnavalas. Tada iššluok šventorių. Greit žmonės pradės rinktis. Negaliu, kunigėli, taigi jūs ir visas šluotas buvot panaudoję savo kostiumui. Tai lipki varpiniai, paskambyk varpais. Negaliu, kunigėli, taigi jūs pats vakar mane buvote aprengęs su ta plieninė sukne. Tai nusivilk tą plieninę suknę ir lipk paskambyk varpais. Tai nėr tų varpūgi, sakau, kad ant manęs užmovęs buvo tuos varpus. Jėzus Marija. Tai papuošk bažnyčią eglišakiais. Negaliu, ponė. Kodėl? Taigi, kai vakar kūrenom laužą, tai visus eglišakiusgi surinkome, apdeginom aplink visam rajone, nėr nė vienos eglės veikos. Na, tada paskambyk, užsakyk į kitą rajoną, kad atvežtų kokių porą mašinų eglių. Mielas kunigėli, nu jūs ir vėl, taigi vakar visus telefonus mes šniūrus išrovėm ir naudojome bizūnams. Na, tada, brangioji, paimk metalinį šepetį ir nušveisk geležinius bažnyčios šventoriaus vartus. Nu, kunigėli, jūs tikrai juokingas, taigi vakar pats liepėt man su tuo metaliniu šepečiu jums masažą daryti, jis taip susitrynė, kad nebėr to šepečio jau neliko. Na, nešk man vandens stiklinėlę. Nebent rieškučiuose. Nėra nė vienos stiklinėlės, vakar jūs gėrėt ir daužėt. Atnešk rieškučiuose. Negaliu, kunigėli. Kodėl? Tu taigi, kai vakar tryniau jums su to šepečiu, susibadžiau kiaurį rieškučiai mano, tie kiauros rankos. Tai tada ir pašauk man. Negaliu, kunigėli. Kodėl? O čia tai jau tikėjimas man neleidžia. Tada išeik į gatvę ir sušuk, kad žmonės visi eikite į bažnyčią, jeigu negali varpai skambinti. Negaliu, kunigėlė. Kodėl? Po viso to, ką jie matė vakar, ką jūs išdarinėjot, karmalais apsivinioję, susikaišę šakas ant galvos laužus, kuriandamas aplink bažnyčią ir su bizūnais plakdamas mane su visa savo kruvina nugara. Jūs galvojate, eis žmonės į bažnyčią po viso to, ką jūs vakar išdarinėjot, kitas? O kaip jūs galvojat, neis? Bažnyčia turi ieškoti naujų metodų, pritraukti tikinčiuosius. Nusirenk nuga, eik į gatvę ir šauk tikinčiuosius. Prancūziškas šansonas, tik gal kiek lietuviškai galėtų suskambėti. Mums reikia dainos pavadinimo. Prašau? Kerštas, gerai, kerštas. Tegu būna tai improvizacija
Muzikinė improvizacija, šansoniška improvizacija apie kerštą. Gyvenu aš Alytaus mieste. Gyvenu aš Alytaus mieste. Miškų aplinkui daugybė, visokių grybų uogų pilna čia. Tik tai išėjus į mišką, jaučiuos ne viena. Kaip gera, vaikščioti miške, kai tu šalia. Kaip gera, vaikščioti miške, kai tu šalia. Bet štai aš pamatau grybuką ir puolu grėbti jį tuoj pat. Bet aš greitesnė už tave, pirma sugebu jį išraut. Ir kitą grybą vėl tu paimi pirma. Aš pirma. Ir kitą, trečią, ketvirtą ir penktą. Pirma. Ką man daryti, nežinau, aš čia pat. Pirma. Aš sugalvoju baisų kerštą. Pirma. Aš puolu kaip Tarzanas ir prašaunu pro šalį. O aš sakau tau vėl ir vėl. Aš pirma, aš pirma. Praėjo 10 metų. Aš pirma. Aš jau susenau. Aš ne. Neberenku aš grybų. Aš renku. Vaikšto vienas miške. Sutikusi tave, supratusi viską, sakau tau, atleisk man, atleisk man. Ačiū, Rimante. O dabar paprašysime tave atiduoti mikrofoną ir išeiti iš studijos. Tu jau mums atleisk. Mums reikia sugalvoti visiškai buitinę frazę. Prašau, ne vienas žodis, o frazė, žodžių junginys, 2-3 žodžiai. Pagauk parazitą. Labai gerai. Mes turime žodžių junginį, kurį turės atspėti Rimantė sugrįžusi į studiją. Jinai turės pasakyti būtent taip, pagauk parazitą. Pasižiūrėkime. Arūnas turėtų užvesti ją ant tiesos kelio. Rimantė! Tik dabar iš darbo grįžai, žmonelė brangioji. Na, grįžau, gi matai. Kas atsitiko, ko čia per nežuliai? Pakrapštysiu, na. Pakrapšty. O tai iš kur čia tie tarakonai dabar? Matyt, kaimynai pradėjo remontą daryti, tai pas mus jie visi. Tai gal reikia ir mums dezinfekciją atlikti? Reikėtų. Tai ką darom? Nu ką? Tai ko tu sėdi dabar? Tai daryk kažką. Ja, aš vienas visą laiką turiu daryti. O koks vienas lėkia, bėga. Užmuš tarakoną. Va, ne tik tarakoną, čia ir blusų yra visokių, va. O kas čia toksai? Va, kaip šokinėjo. Žiogas? Ops, nežinau. Aba, nebėra. Tu kokių. Moškių kokių visokių. Siaubas, kas per namai pasidarė. Tai gal reikia namus keisti? Gal mes parduodam butą? Jie visi
Tie visi. Visi gyviai šlykštus, taip? Ką man su juo padaryti? Užmušk. Ką? Tarakoną. Taip, tarakoną vieną užmušiau, antrą užmušiau. Užmušk blusą. Blusą užmušiau. Užmušk kerkę. Užmušiau. Užmušk. Ką dar užmušti? Parasitą. Kokį sakinį pirmą išgirdote šiandien ryte? Kodėl atsikėlė? Kokį jūs pasakėt sakinį? Kas skambino? Eik miegot. Ryte atsikėlus iš karto. Lauk pro duris, labai geras. Labai geras pasakymas iš karto išlipus iš lovos, lauk pro duris. Taigi tokia ir yra mūsų jamaikiečiška dainelė Lauk pro duris. Man vieną rytą pro duris pasakė kažkoks balsas. Gal galėtum to greičiau atsikelt? Nuotaika mano buvo labai puikiai, saulė švietė, buvo diena graži. O kodėl pasakė man, nežinau, kodėl varo iš namų. Ką blogo padariau, negaliu aš pasakyti, nežinau, o nežinau, kągi blogo aš padariau. O man pasakė lauk pro duris, lauk pro duris, lauk pro duris. Pasakė man, pasakė lauk pro duris, lauk pro duris, lauk pro duris. Pasakė man. Aš išėjau į miestą, pasivaikščiojau nuogas, nes buvau atsikėlęs ką tik tai iš lovos. Buvo man smagu, bet tuoj pradėjo lyti labai. Oi, aš nuogas lakstau, ką žmonės galvoju, sau mąstau, nieks nežino, ko jis ten laksto, todėl visi žino, kažkas matyti pašlaksto. Policininkas pasakė man lauk iš gatvės, lauk iš gatvės, lauk iš gatvės. Policininkas man pasakė lauk iš gatvės, lauk iš gatvės, lauk iš gatvės. Ir man pasakė lauk iš gatvės, parėjau vėl namo, o tenai pasakė lauk vėl man pro duris. Ir aš nebežinau, ką man daryt ar namo, sugrįžt ar eit vėl į gatvę, su policininku pyktis man pasakė pro duris. Lauk pro duris, lauk pro duris, pasakė lauk pro duris, lauk pro duris, lauk pro duris, lauk pro duris, pasakė lauk pro duris. Mano rankoje Lietuvos rytas. Andriui duosime pirmuosius puslapius su antraštėmis. Taip, prašau, Andriau. Gyvenimo būdą duosime Rimantei Sostinę Audriui, o man lieka Sporto arena. Dabar mes muzikaliai paskaitysime Lietuvos rytą. Visi iš skirtingų priedų. Metas milžiniškus pinigus Rolando Pakso pergalei prezidento rinkimuose. Nepaisydama problemų šeimoje, Ronaldo žmona pozavo nuoga. Tai savo kailiu juto ir Pakso įvaizdžio kūrėjas Aurelijus Katkevičius, kuriam Borisovas griežtai liepė vykdyti jo nurodymus. Dopingo sustabdytas dviratininkas vis tiek mina pedalus. Kompensacija
prieš 10 ir daugiau metų statytiems butams ir namams. Savaitgalis sudėtingas, fatališkas, tai paskutinės dienos prieš saulės užtemimą šaulio ženklę. Vilniaus plėšikų gaujos dainos yra pasidalysios rajonus. Paskus prie kryžiaus laukės grįžtančių pensininkų išmonį būdo žmonėjimas kriminalas rajonas 11 milijonų. Tiek šį vakarą Labai stipriai neapkesti. Ko? Sesės? Na kągi, lopšinė pačiai nekenčiamiausiai sesiai. Jau saulutė nusileido ir mėnulis užtekėjo. Jau akutėse lyg smėlis, kurio aš pripyliau tau. Geltonos kasytės, mano sesytės, tau užtrauksiu aukščiau kaldrytę. Nukirpsiu žirklutėm kasytę geltoną, tu miegok, miegok. Kirpsiu žirklutėm kasytę geltoną, tu miegok, miegok. Kirpsiu kasytę žirklutėm geltoną, tu miegok, miegok. Nupirkau tiek daug sąsiuvinių, o tu ten primarginai keverzonių visokių. Todėl dabar miegok, miegok, miegok ir baisiausius sapnus sapnuok. Todėl dabar miegok, miegok, miegok. Ir rytoj prabudusi sesytė, tu mano mažytė, tokios gražios tavo akytės. Kaip aš džiaugiuosi, kad jos vis dar užmerktos, kad tu neprabudai. Gal galim linksmai atsisveikinti su publika po galais? Ačiū visiems labai, kągi, tai buvo improvizacijų šou Pagauk kampą. Improvizacijų šou Pagauk kampą vis labiau darosi muzikinis, sportinis ir erotinis. Tegu ant mūsų nesupyksta Lietuvos televizijos žiūrovai, jeigu kažką tai truputėlį per giliai pakapstėme. Toks jau mūsų gyvenimas ir mūsų stilius. Improvizacijų šou. Ačiū, viso gero!